žodžių. Nieko gero, greičiausiai. Gerai. Labas, Kirilai. Labas. Kaip tu laikaisi šiandien? Puikiai. Gal galėtum trumpai papasakoti, ką tu veiki įmonėje Impact Brands? Ok. Impact Brands dirbu IT projekto vadovu. Visi darbai susijęs su IT, kas liečia šius pakeitimus, layout changes ir panašiai, tai visi kreipiasi į mūsų teamą būtent. Tai mūsų teamas atsakingas už visus IT projektus irgi įmonėje. Kaip apibūdintum savo komandą? Savo komandą apibūdinčiau, apskritai mūsų visi kolegos ir komandos nariai yra labai draugiški, pas mus vyrauja pozityvi aplinka, labai draugiška irgi apibūdinčiau gal vienu žodžiu, tai savo srities personalo komanda. Įmonėje esi jau daugiau negu 3 metus, tiesa? Tiesa. Realiai tiek, kiek metų ir pati įmonė mini. Tai kas pasikeitė per visą šį laikotarpį? O iš tikrųjų, kai prisijungiau, tai mūsų buvo berods kažkas apie 40 žmonių. Per šiuos 3 metus stebėjau, kaip darbuotojų skaičius išaugo iki daugiau negu 270. Aišku, kartu augo ir projektų skaičius, ir darbų apimtis. Iš tikrųjų, viskas vyko labai dinamiškai. Teko prisitaikyti prie naujų tendencijų, prie rinkos, optimizuoti, tobulinti mūsų vidinius procesus. Džiaugiuosi, kad ir mūsų IT komanda irgi išaugo kone 3 kartus per šį laikotarpį. Įdarbinau daug naujų talentų irgi, atsirado daug naujų įdomių projektų. Jeigu dabar lyginant, kas buvo, kai atėjau aš ir ką aš matau dabar šiuo metu, tai iš tikrųjų praėjom tikrai ilgą kelią. Buvo galbūt ir kliučių šiame kelyje irgi, bet su viskuo susitvarkėm, kaip sakant, tam reikalinga komanda, kad susitrodytume su iškilusiom problemom. Koks buvo tavo paties kelias įmonėje? Sakyčiau, įdomus galbūt, kupinas iššūkių. Mūsų komanda irgi su laiku augo, buvo šiokių tokių galbūt ir nesklandumų irgi. Apibendrinant, tas procesas buvo tikrai labai įdomus. Man be galo patinka visi mūsų gyvi sutikimai, visi team buildingai, workationai ir kiti mytai, tai man visada smagu sutikti su kolegom ir gyvai. Kaip ir minėjau prieš tai, pas mus aplinka yra tikrai labai pozityvi, draugiška, pasiruošę padėti bet kada, bet kokių klausimų, kad ir kvailiausių klausimų. Gali kreiptis bet ką ir visi su malonumu padės. Taip apibendrinant, tai procesas buvo tikrai labai įdomus. Paskutiniu metu yra labai daug kalbama apie darbo ir poilsio balansą. Kaip jis atsispindi Impact Brands įmonėje? Taip, tai šiuo klausimu Impact Brands irgi yra numatytos visos galimybės ir sąlygos. Tai visų pirma yra darbas per nuotolį, lankstus grafikas. Tau nebūtina dirbti nuo 8 iki 5 kiekvieną dieną. Iš tikrųjų gali individualiai derinti darbo laiką, grafiką pagal save, kad kokybiškiau galbūt praleistum laiką su savo šeima ar artimaisiais. Tai iš tiesų, iš esmės, gali dirbti bet kur yra interneto ryšys. Aišku, svarbu tik tai suplanuoti savo darbą, laiką ir suderinti viską su komanda, kad nekiltų jokių nesklandumų. Šiuo klausimu yra viskas lankstu ir kiekvienas gali individualiai derinti savo grafikas, yra tikrai smagu, aš manau. Tikrai nepaslaptis, kad esi sveikos gyvensenos šalininkas. Kaip sveiką gyvenseną ir sportą palaiko Impact Brands įmonė? Tikrai taip, iš tiesų negaliu įsivaizduoti savo gyvenimą be sporto. Man asmeniškai sportas leidžia palaikyti tą balansą tarp fizinio ir protinio krūvio, maksimaliai jaučiuosi produktyvus, kai reguliariai sportuoju. Nepaslaptis, kad Impact Brands irgi dirba su sveikatos ir grožio produktais. Praktiškai išbandžiau visus produktus Impact Brands ir naudoju juos kone kasdien iki šiol. Ir stebiu, kaip ir kiti kolegos irgi aktyviai leidžia savo laisvalaikį. Taip pat labai smagu, kai Impact Brands organizuoja kažkokius sporto renginius, tokius kaip hikingą, maratoną irgi, kuriame viename iš jų aš dalyvavau. Manau, tai yra tikrai puikia proga visiems dar kartą susitikti ir smagiai su nauda praleisti laiką. Kalbant apie susitikimus, kaip jūsų komanda mėgstate praleisti laiką? Taip, iš tikrųjų, visi mūsų gyvi susitikimai, tiek team buildingai, tiek workshopai, tai yra tikra emocijų įspūdžių bomba, kadangi vis tiek dirbant per nuotolį, tai sutinkam gyvai rečiau, norėtųsi galbūt kartais ir dažniau sutikti. Kai aš prisijungiau ne pačių geriausių momentų, tai buvo COVID-as, tai teko ilgai būti uždarytėm namuose, tai pirmą kartą atsimenu, kai sutikau su kolegom, tai buvo kažkas wow, mes nuėjom bowlingą,
Trumpai, labai smagiai iš tikrųjų praleidom laiką. Mums susitikimai iš tikrųjų yra labai svarbus. Aš galiu tai spręsti pagal tai, kad praktiškai 90% kolegų nepraleidžia mūsų gyvų susitikimų. Tai labai smagiai leidžiam laiką, bendraujam, žaidžiam įvairių žaidimus, stengiamės kažkaip aktyviai praleisti laiką. Labai smagiai iš tikrųjų. Kaip jauteisi, kai pirmą kartą savo komandą pamatei gyvai? Ar buvo kažkokių netikėtumų, ar galbūt kažko, ko netaip tikėjaisi? Iš tikrųjų nepasakyčiau. Nors ir dirbam per nuotolį, vis tiek dažnai skambinam, kiekvieną dieną bendraujam, tai kai sutikau kolegas gyvai, aš tiesiog pamačiau tos pačius žmonės. Vis tiek, kaip per nuotolį skambinimą, tai tik tais veidą, galbūt gyvai pamatęs, man atrodė šiek tiek kitaip, bet iš tiesų nepajutau nieko ypatingo. Buvo tikrai labai smagu praleisti su jais laiką. Įmonėje darbuojasi jau 3 metus. Per tuos 3 metus, kuri diena to buvo pati įsimintiniausia? Galbūt išskirčiau mūsų workationą Turkijai. Atskirai galėčiau labai daug kalbėti apie mūsų tą workationą Turkijai. Patiko kiekviena diena, buvo tikrai irgi įspūdžių bomba. Buvo daug įvairių renginių ir tinklinio turnyras, ir daug ekskursijų. Ir šiaip daug įspūdžių, tai iki šiol aš prisimenu šitą mūsų kelionę su plačia šypsena veide. Tai galbūt man įsimintiniausia būtent būtų šį kelionę į Turkiją. Kokiais kitais įmonės privalumais mėgsti pats pasinaudoti? Tų privalumų tikrai yra labai daug įvairių ir asmeniškai aš net nespėju visais jais pasinaudoti. Man galbūt aktualiausia šiuo metu, kadangi auginu mažus vaikus, tai vis tik yra lankščios dienos, kuomet aš galiu pasikoreguoti savo darbo grafiką taip, kaip man yra patogu, kad aš galėčiau, tarkim, suderinti vizitus pas daktarus arba šiaip skirti laiko vaikams, kai jiems to labiausiai reikia. Tai, sakyčiau, būtent Flexi Days privalumas number 1. Auginti mažus vaikus ir darbuotis nemenkas iššūkis. Kaip tau pavyksta viską suderinti? Aišku, kai mes sulaukiam šeimos pagausėjimo ir ne 1-2 vaikų iš karto, pradėjau dar labiau vertinti galimybę dirbti per nuotolį. Nes konkrečiai man darbas per nuotolį yra didelis privalumas. Iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip mes su žmona sutvarkytume, jeigu dirbčiau ne iš namų, nes labai vertinu laiką su šeima, stebiu, kaip vaikai auga, išmoksta kasdien kažką naujo, tai man labai svarbu būti su jais kuo įmanoma dažniau ir būtent nuotolinis darbas man leidžia tai padaryti. Galiu iš anksto planuoti laiką, galiu kažkada padėti žmonai, jeigu reikia, jeigu nesutvarko, nes ypatingai šiuo momentu, kai vaikai jau pradeda ir judėti, tikrai sudėtinga su jais vienam sutvarkyti, tai neretai tenka gelbėti žmoną. Gal atsimeni, kokia buvo įmonės reakcija, kai jie išgirdo šią džiugią naujieną, kad jūsų šeima padidės? Taip, iš tikrųjų, įmonė vos ne viena iš pirmųjų mane pasveikino, sulaukiau labai daug pasveikinimų iš kolegų, buvo tikrai labai malonu ir faina. Buvo, sakyčiau, daug nustebusių, aš pats irgi buvau asmeniškai nustebęs, kai sužinau, kad laukiamas irgi dvynukų, bet tai buvo labai pozityvios emocijos, mano telefonas lūžo nuo sveikinimų, tai buvo tikrai labai fainai smagu. Kirilai, tu prisidėjai prie įmonės veiklos, kai ji dalyvavo ir karjeros dienose skirtose studentams. Kaip manai, kaip studentai galėtų pasiruošti savo pirmajam darbui arba savo pirmajai praktikai? Geras klausimas. Taip, tai mano būtų patarimas vis tik orientuotis į kažkokį vieną dalyką ir jį gilinti savo žinias, praktikuotis ir tada tu tiesiog tapsi savo srities specialistu. Kokį patarimą duotum pradedančiajam specialistui? Pradedančiajam specialistui aš patarčiau nenustoti mokytis, nenustoti tobulinti žinių, augti savo srityje, domėtis naujom tendencijom, eiti kažkokius kursus, kadangi vis tiek tos praktikos, to darbo dažniausiai yra negana, ypač pradedančiajam specialistui. Todėl svarbu eiti su naujom tendencijom ir neatsilikti nuo
nuo naujų technologijų, naujų žinių. Visai neseniai prie jūsų komandos prisijungė nauji darbuotojai. Kaip juos pasitikote? Kaip atrodė pirmosios jų dienos darbe? Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės visada, kai prie mūsų prisijungia nauji talentai. Tiesa, neseniai prie mūsų prisijungia netgi 3 nauji komandos nariai. Tai mes džiaugsmu jas irgi pasitikom. Kaip jo atrodė jų pirma diena, tai visų pirma, jie turėjo skambučius su mentoriais, paskirtais mentoriais, kurie papasakojo, kaip vyksta mūsų darbo diena, su kokiais procesais, tenko susidurti, kaip mes dirbam, kokia yra skambučių tvarka ir panašiai. Tada jau mes, kaip IT menedžeriai, turėjom irgi su jais trumpus, galbūt nelabai formalius skambučius, tiesiog bendrai susipažinti, kadangi vis tiek tom pirmom dienom, net sakyčiau, pirmom savaitėm daugokai informacijos įsisavint, todėl pirmom savaitėm mes duodam žmogui tiesiog ramiai susipažinti su visais vidiniais procesais, įsivažiuoti į darbus, atsakom į visus juos klausimus, jie gali kreiptis tiek į mus, tiek į savo mentorius, tiek į kitus kolegas, visi tikrai maloniai padės ir tų klausimų tikrai pradžioj bus, netgi ir pačių kvailiausių. Mes visada sakom, kad nesitrovėtų ir nebijotų jų klausti, kadangi tik taip jie išmoks ir greičiau galbūt pritaps prie mūsų komandos. Užsiminiai apie mentorius. Gal gali plačiau papasakoti, kas tie mentorai? Taip, tai tarkim, jeigu paimti mūsų IT komandą, tai mūsų IT komandą sudaro įvairių sričių specialistai. Daugiausiai, aišku, yra pas mus frontendo specialistų, tai atskirai frontendo teamas turi savo irgi team leadą. Tai dažniausiai jis ir yra naujų mūsų būtent frontendo talentų mentorius. Tas pats yra ir su mūsų QA teamu. Tai mentoriai yra tie žmonės, kurie pirmom būtent tom svarbiausiom dienom naujiems specialistam padeda įsivažiuoti į mūsų darbą, suprasti, kaip vyksta visi procesai, tiesiog padeda onboardingo metu susipažinti su visa struktūra, su darbais, su visa tvarka ir panašiai. Gal atsimeni, kaip atrodė tavo paties onboardingas? Taip, kaip pradėjau, tai iš tikrųjų onboardingas vyko labai sklandžiai. Man buvo skiriama labai daug dėmesio pačioj pradžioj, tai tas man padėjo įsivažiuoti itin greitai. Aš pamenu, kad po savaitės laiko aš jau galėjau savarankiškai darbuotis, gilintis į naujus projektus, supportinti esamus projektus. Aišku, vienas kitas klausimas natūralu, kad kildavo irgi onboardingo metu, bet pats procesas vyko tikrai labai sklandžiai ir įsivažiavau tikrai greitai. Įsivaizduok, atsikeli naktį ir tavo kambaryje stovi dramblys. Ką jis tau norėtų pasakyti? Nieko gero, greičiausiai. Sako, keltis man. Ne, visko gali būti. Kuo IT komanda skiriasi nuo kitų komandų Impact Brands įmonėje? Vis tik, kadangi tai yra IT komanda, mums svarbu dirbti pagal jau iš anksto numatytas taisyklės. Mes turime daug įvairių vidinių procesų, kuriuos nuolatos tobulinam iki šiol ir optimizuojam. Ir mums labai svarbu, kad viskas vyktų būtent taip, kaip turi vykti, kadangi mes nemažai laiko leidžiam testavimam, mes turime ir ištestuotus template'us, kuriais vadovaujamės. Kirilai, gal galėtum daugiau papasakoti apie jūsų nuotolinius susitikimus? Kiek žinau, irgi turite įvairių pramoginių renginių, aplanko jūs įvairūs svečiai. Ko būtų galima tikėtis? Iš tikrųjų atrodo įvairiai, turim daug įvairių susitikimų ir labai smagu, man asmeniškai labai patinka juose dalyvauti. Tai gali būti įvairūs žaidimai, kur teks varžytis su kolegom, tikrai labai faina. Gali būti kažkokie svečiai, labai dažnai iš užsienio, kurie arba motyvuoja, arba pralinksmina darbuotojus. Tai asmeniškai man labai patinka dalyvauti juose ir su malonumu laukiu.
Kuris toks fun susitikimas tau įsiminė labiausiai? Labiausiai įsiminė galbūt, kuomet mus aplankė magas ir rodė įvairius triukus. Tas buvo tikrai labai įspūdinga ir mes bandėm irgi kartu su juo atkartoti ir man būtent gavosi taip, kaip gavosi pas jį. Ir po šio susitikimo tikrai liko nemažai klausimų, visgi kaip tas veikia. Tai tas buvo tikrai labai smagu. Įmonėje vyksta ir daug įvairių vidinių konkursų ir kitų iniciatyvų. Vieną inicijavote ir jūs, IT komanda. Buvo toks Bug Hunter Contest. Ką galėtum apie tos konkursus papasakoti? Manau, kad tai dar viena proga papildomai įtraukti kolegas į šį konkursą ir padaryti kažkokį naudingą darbą, padaryti tokią linksmą formą galbūt, kadangi dažniausiai tie konkursai turi ir kažkokį prizą, tai motyvuoja ir skatina irgi kitus kolegas dalyvauti juose ir kaip minėjai su to Bug Hunt irgi konkursu tikrai sulaukiam labai daug visokių klausimų. Tarp jų tikrai buvo ir daug aktualių, kuomet darbuotojas rado kažkokią klaidą, kurią mes nebuvom prieš tai pastebėję ir mes aišku ją sutvarkėm. Tai iš tikrųjų labai pasiteisino. Jeigu reikėtų apibūdinti impactorius, tai yra įmonės darbuotojus, kaip juos apibūdinti? Tai yra savo sričių profesionalai, labai draugiški, labai pozityvūs, kurie taip pat ir motyvuoja ir dirbant su jais taip ir norisi augti ir tobulėti toliau. Šiuo metu esate 2 IT projektų vadovai. Kaip jums pavyksta pasidalinti darbus ir atsakomybės? Stebim, sekam visas naujas užduotis, kartu dalyvaujame visose IT projektuose. Kas mums padeda, tai yra komunikacija, turime dažnus susitikimus, skambiname, kai yra poreikis. Visus projektus mes vedame kartu, netgi jeigu tuo metu vienas iš mūsų nedirba, turime daug įvairių dokumentų, kuriuos pildome, tai tiesiog tuo metu, kai yra nepasiekiamas vienas iš mūsų, kitas supildo projektų informaciją labai aiškiai ir konkrečiai, kad nekiltų kažkokių papildomų klausimų, skaitant ir kad būtų galima iškart greitai įsigilinti į projekto savybės, į problemas. Tai iš tikrųjų labiausiai ta paprastoji komunikacija mus ir gelbėja. Kaip manai, koks vadovas esi savo komandai? Geras. Manau, kad galbūt reikėtų klausti kolegų, bet kadangi dažnai su jais bendrauju, kad kiekvieną dieną stengiuosi visada būti pozityvus, visada padėti bet kokiu klausimu, išlikti profesionalus. Man svarbu, kad komandoje vyrautų ta draugiška, pozityvi aplinka, kad darbuotojas kiekvieną dieną ateidamas į darbą jaustųsi gerai. Kaip manai, kas per ateinančius metus pasikeis įmonėje? Manau, kad šiuo metu mes dirbam ties dideliu kiekiu naujų projektų ir iš tikrųjų labai daug dėmesio mes skiriam būtent esamų procesų optimizavimui, kadangi nepaslaptis, kad tiek darbuotojų skaičius, tiek projektų skaičius, tiek darbo apimtis išaugo, tai mums labai svarbu vis tik optimizuoti savo darbą taip, kad susitvarkyti su visu šito overloadu. Tai manau, kad šie metai bus vis tik orientuoti į procesų optimizavimus, į darbus naujais projektais, naujų produktų vystymus. Ačiū už pokalbį. Gerai, gerai.